Sveikata vienas iš esminių aspektų mūsų gyvenime ir tai turbūt rūpi kiekvienam. Kaip mes jaučiamės, taip mes gyvenam, kaip mes gyvenam, taip mes ir jaučiamės. Todėl jau tradicija tapo, kad kasmetinėje parodoje Sveikata ir grožis aš vedu seminarus būtent sveikatos tema. Ir šiais metais taip pat ši paroda vyks balandžio 10-12 dienomis. Taigi balandžio 11 dieną nuo 1 valandos Žalgirio arenos mažojoje seminarų salėje taip pat vesiu seminarą, kuris vadinasi Pirmieji žingsniai link sveiko ir žvalaus kūno kasdien. Nuo ko ir kaip pradėti. Paroda šita yra tikrai stipri, galima joje apsilankyti ir aš kviečiu žmonės būtent į šį seminarą. Ir įėjimas į parodą yra 7 eurai, bet tiems, kurie tikrai nuoširdžiai žada apsilankyti seminare, aš padovanosiu kvietimus. Kvietimus aš atsiųsiu elektroniniu paštu tiems, kurie kreipsis į mane, pateikdami savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Kvietimų skaičius ribotas ir iš vienos nuorodos galima bus atsispausdinti tik tai vieną kvietimą. Tai jūs, kreipdamiesi į mane, tiesiog praneškit man, kiek jums kvietimų reikia ir aš atsiųsiu juos elektroniniu paštu. Nuoširdžiai kviečiu jūs į šį seminarą, kadangi jame bus atskleistos esminės priežastys, dėl ko mes nesugebam išlaikyti savo kūno sveiku, žvaliu, harmoningu. Jeigu tai jums tikrai aktualu, tai tikrai kviečiu apsilankyti šioje parodoje ir tuo pačiu sudalyvauti šiame seminare, kuris, dar kartą kartuoju, vyks balandžio 11 dieną nuo 13 valandos Žalgirio arenos Kaune mažojoje seminarų salėje. Kvietimų skaičius ribotas, taigi kas pirmesnis, tas gudresnis. Laukiu jūsų skambučių arba laiškų su duomenimis.